išsiskyrėt ar ne, tada vėl susijęt, dabar vėl išsiskyrėt. Yra pradžioje aistra, nuo kurios viskas prasideda. Jaunas kraujas, karštas, eini, visur tau gerai. Meilė vėsta kažkokia, jinai kitokią formą įgyja. Kaip tu manai, kokios buvo tavo klaidos asmeninės tame? Galbūt to nebūtų atsitikę, jeigu aš būčiau savo laiku davęs dėmesio tiek, kiek jai reikėjo. Tai jūs gyvenat, kaip suprantu, dviese su sūnum, vyriškai. Sūnau, tau ačiū už tai ir aš tai labai labai myliu. Stabdo policija, žinai, Žilva išlipa, ten maišelis didžiausias ant baltas, žinai, guli. Narkotikai? Eik, tu načia. Šou versle draugų nėra, žinai. Šipsaisi, bet jeigu tau kažkas pašiks, skisnukį. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman. Gerai jaustis yra kelionė. Mėgaukis kiekvienu jo žingsniu kartu su Epitome. Unikalus kompleksas jūsų grožiai. Epitome Beauty Marine Collagen sudėtyje turintis didelę dozę aktyviųjų komponentų. Tik Gintarinėje ir Norfos vaistinėse. Tu kaip esi kaip tas Duncanas McLeodas senė pastai, tik tai keičiasi, o tu nesensti ir nesensti ir vis toks pats išlieki. Kiek pastai komandų žmonės išsilaiko? Dabar jau 10 metų, ne? O prieš tai po kiek būdavo? Po 4. Ai, tai čia jau rekordas. Man atrodo, pirmas net tiek neįsilaikė, 3 gal kokie. Va, matai, tai šitą dabar nebekeisi jau. Jeigu baisiai pasens, reikės kažkaip taip. Čia tokia laida, čia reikia atsakyti kažkaip įdomiai. Nu, nežinau, sąžiningai, geriausiai sąžiningai. Nemanau, kad jau, jeigu jau kas nors ir keisis, tai turbūt keisis tik tai, kad arba jau vienas kada nors, kur nors ką nors, bet jau tikrai nebe šitam projekte keisti ką nors. Arklių nebekeisi jau, žodžiu. Ne, viskas čia taip. O klausyk, tai faina, kad atvarėjai, papasakau truputėlį, aš kaip suprantu, tu iš Klaipėdos dabar važinėjai, ar ne, persikraustei į Klaipėdą, dabar karalius, ten terasos, būtai didžiausi. Kas čia, papasakau, kur tu ten gyveni dabar ir kaip tu gyveni? Gyvenu dabar ten, kur norėjau grįžti turbūt visą savo gyvenimą, nes aš gimiau Klaipėdoj. Gimiau Klaipėdoj ir jau vadinkim į mokyklą pradėjau tik tai Vilniuje eiti. Tai 40 metų išgyvenau Vilniuje ir dabar grįžau namo. Į gimtinę? Tas noras buvo visuomet, jo. Ok, tai ką, dabar tenai tu jau ir bazuojasi, dabar nusipirkai namus, parsivežė su savim sūnų, ar ne, ir kartu... Namų dar nenusipirkau, bet ten, nes dar noriu ten suprasti, kur aš noriu gyventi. Aš noriu prie jūros gyventi, ar aš noriu senamiestį gyventi, ar aš noriu už miesto kažkur gyventi. Ten pats vyktų. O koks skirtumas dabar, kaip klausiai gyvenai čia visą laiką Vilniuje ir Klaipėdoje? Tas, žinai, nesustoja ritmas? Žinai, atvažiavau šiandien pas tavį laidą filmuotis ir ties Gariūnai supratau, kad man jau reikia psichologo. Važiuoti į Vilnių, žinai. Dėl ką greit buvo, dėl pačio? Jo, atpranti greit labai, žinai, mes 1,5 metų jau grįžę, kaip esame į Klaipėdą. Tai Bandai dantis. Jo, yra reikalų. Nu kas tau skiriasi, kas labiau patinka dabar Klaipėdoje, pavyzdžiui, kad žinai, kas čia užknisdavo? Žinai, aš niekada kažkaip tai to Vilniaus nebuvau prisijaukinęs, man tas visas toksai, žinai, tiek daug to visko, man niekada to nereikėjo. O Klaipėdoje aš suderinu savo trauką gamtai ir miestui. Ta prasme, tai yra nedidelis, labai toks dinamiškas miestas. Visur prieisi prie vandens, visur yra laivukai, visur yra Marios. Senamiestį nuo mano namų iki Marių, aš taip sakau, jų vasarą sėdė ant virkos, išeidamas iš namų užrakini duris, praėjus 20 minučių, tu jau maudaisi smiltiniai. Kaifas, ne? Tiesiai keltą ir viskas. Žodžiu, va taip, tu, nes... Euro 7 ir tu kitam pasaulėsi. Jo, gal net ir geresniam, žinai? Taip. Jo, persikrai Kuršių neriją ir ten jo, taip. Viskas kitaip. Klausyk, bet žiūrėk, ačiū labai tau už video, labai daug įvairiausių klausimų gavom, žinai, ir žmonės dar klausė apie tavo, pavadinkim taip, žinomumą, ne, Klaipėdoje žmonės, pavyzdžiui, būna kaip vasarą mes gyvenam irgi pajūry su šeimyna, atvažiuoju aš ten į Akropolį arba dar kažkur ten kažką tai nuveikti, matai, kad žmonės kitaip, Vilniuje tavęs atrodo nepastebi niekas, o Klaipėdai pastebi. Tai žiūrėk, turi pliusų dabar Klaipėdai nuvažiavęs, nežinau, ten be eilės į restoranus, einiai ten, žmonės fotografuojasi. Gal tu persikraustai, nes ten tu didesnė žvaigždė? Ne, tikrai ne dėl to, bet tu esi visiškai teisus šito klausimo. Aš manau, kad Vilniečiai šiaip yra tokie...
Jie gal ir mato, ir pažįsta, bet tik tai jie tik to neparodo. Nelygis pastebėt, ne? Šaltijo, maždaug kaip ir viskas jam įdomu, bet ta prasme, kai tu praeini, už kampą vis tiek pasižiūri, tai žinai. O ten, labas rolai, labas Algeli, nu kaip tu šilčiau viskas, paprasčiau. Nėra tokio, ten daugiau ką mato, tai ir sako, tokie galbūt daugiau tokio tikrumo, aš nesakau, kad nuo širdumo, bet tokio tikrumo, ta prasme, atviresnės kortos. Paprasčiau viskas. Ir tas yra toks, žinai, barą ateini, ten eilių nėra. Čia tai yra, o ten, išskyrus vasarą. Ir ten visi pažįstami, žinai, ateini, visai kitas. Bet žodžiu, kaifuoji, matau. Galvoju, gal pradės skustis, nuobodu, nėra ką veikti, ten, tipo, žinai, dar kažką. Aš suprantu, kad tavo karjera visą laiką ėjo puikiai, sekėsi viskas gerai ir aš galvoju, kaip įdomu, mes 20 metų taip grubiai einam paralelinėse visatose, žinai, ir niekada tos, kaip čia tos mūsų, nežinau, ten planetos neprasikirto niekur, ar ne? Ir labai įdomu, kaip tu dabar iki visko darai. Klausyk, galėtum papasakot truputėlį, žinai, savo tą pradinį kelią, nes aš žinau, kad buvo labai įdomus pas tą gyvenime twistas, ar ne, kad tu iš tikrųjų buvai pareigūnas, ar ne, dirbdavai kelių policijai ir to vieną dieną Valinskas sako, žinai, Algeli, ką tu ten darai, ar ne, ar kas čia buvo? Ne Valinskas. Ne, kas pasakė? Kitas. Kitas Valinskas. kitas Žvagulis. Ai, tai okay. Tas dvi puselės, kurios yra. Okay. Iš tiesų, pradžia buvo taip, aš buvau viduriniai dar. 12 klasėje, aš jau šiaip tas diskanus vadinamus ten daryti jau nuo 14 metų pradėjau. Šulioj daryti. Užkurinėt. Šulioj daryti. O, ten buvo tokių bairių, kad, nežinau, dabar turbūt senatis jau praėjo, galiu kalbėti. Ten, reiškia, buvo tokie studentų diskoteka Amikus, ten, reiškia, Saulėtikį kažkur, ten, žodžiu, Hebra iš tų laikų, ten, žinai. Ir beros ar 11 klasė aš dar tik buvau, žinai, ir vienas iš tų laikų ten dėdžių, reiškia, prisistatęs, pamatė, kaip aš čia dirbu, sako, davai padarom čia krūčiau viską, žinai, nemokyklos lygio, žinai, užkuriam reikalą. Tai vienu žodžiu, aš ten su direktorium, aš vienintelis turėjau 2 metus, vienintelis turėjau nuo aktų salės raktą. Okay. Valytoja eidavo pas mane prašyti raktą. A, ne? Ten buvo mano ofisas. Iki tokio lygio viskas buvo užkurta ir žodžiu, mes išmūrėm, įsivaizduoju, tradicinę mokyklą, antram aukštą išmūrėm sieną specialią su grotom, padarėm, kad, reiškia, jie atrestauravom iš kitos pusės, iš kiemo pusės, kur rūkydavo visi. Jo, galima. Tai techninis įėjimas. Jo, iš to gal, kur į sporto salę ir į viešųjų aktų salę. Tai mes tą viską atvarėm, Amikus uždėjom, ten visokių ženklų, Lenkai darbininkai pas mus ir ten atvažiavė. Kiek tu metų buvo? Blema, gal 17 kokiam. Tu verslus jau buvai tada, ne? Gerai, Nežinau, ar verslus, bet esmė tame, kad... Aš 17 metų Lego konstravau. Kompų žaidžiau, pavarė, mes tą visą reikalą, baigėsi labai nesmagiai, ten direktorius buvo atleistas iš mokyklos, žodžiu. Supratau, per didelis balaganas. Tai per didelis balaganas, man po šiai dienai gaila labai, kad taip įvyko viskas ir tikrai, jeigu... Dar mane šypsena, labai gaila, žinokit, labai, bet taip gerai pasitūsinom. Bet visuomet po daug metų linksma prisiminti tokius įvykius. Tada gal ir buvo, išsigandęs buvo, manau, kad galvoju ir tavo likimas čia pasibaigs toj. Klausyk. Tai ir paskiau su Želva mes susipažinom, nes draugavau su šokėja, kuri šokdavo su mūsų tose diskanuose. Ir, jinai ten giminaitė buvo, ten su Žilvino šeima, tai kažkaip susipažinom per kažkaip balių ir sako, come on. Žiūriu, kad talentingas žmogus, ne? Turi iškalbą, turi talentą, darysiu. Jo, tai aš buvau garso operatoriumi, realiai didžiajam garso operatoriumi garsindavau ten Starošaitę, Gabalis, kas ten dar tik nekoncertavo. Ok, bet pasvajodavai, kad tu irgi nori ant scenos lipti, ar ne? Ar klausyk, nebuvo tokių dalykų? Aš žinok, tų momentų kaifavau, aš negalvojau nieko. Į vakarą užkaldavau ten 100-200 baksų, ta prasme, tais laikais, tai 90 kelinti čia metai, 3 kokie nors ten, žinai. Tai man buvo viskas ramu ir gera, taip ir mokykla pasibaigė, kažkaip egzaminus išlaikiau ir visai ne kokiam 6, ten gal net 7,5, kažkas tokio. Ir man viskas buvo cool. O amžinatilsį tėvelis buvo vidaus reikalų ministerijos orkestro vadovas, žinai, ten policijos. Jis atkūrė kaip tik nepriklausomybės. Ir jis atėjo taip tokia liepiamąja nuosaka, klausiamąja liepiamąja, ką veiksi po mokyklos. Tu, kad tėti, man čia viskas taip gerai. Tai gal į policijos akademiją. O aš pasakydavau, diplomą reikia turėti. Jo, ir tokiu tonu pasakydavau, kad jau ten, žinai, pasiūlymas, kurį tu negali atsisakyti. Taip. Nes per šiaudelį valgys likusį laikotarpį. Tai taip ir atsitiko.
Na, aišku, ten visi žvengė, žiūrėjo, keista buvo visiems, žinai. Muzikantas, pareigūnas. Šitie 22 aukštą ten, žinai, su pilotė, ta, žinai. Sėdi visi kievra, žinai. Į 22 aukštą čia kur čia? Čia Lietuvos viešbutis. Jo. Na, O tai aš ten ir dirbau. Ten buvo panorama varėti. Ir tu specialiai, ne, atėjai pasirodyt? Ne, nu tai čia dienos metu, kavos atsigerti, žinai, su kebra atsisveikinti, žinai, visą kitą. Ten buvo labai geri ryšiai. Pergyvenai dėl to, ką palieki, kaip tu galvoji? Žiūrėk, nes čia labai, iš tikrųjų, kodėl labai įdomi tema yra šito, ne? Yra dažnas atvejis ir dažnai susiduriu, aš esu irgi iš tos sferos, kur dažnai tėvų nukreiptas ir tėvų paliepimų vaikas nueina daryti jų svajonių įgyvendinti, o ne savo. Ir anksčiau ir vėliau gyvenimas vis tiek prie to priveda. Nes aš, pavyzdžiui, turiu teisės išsilavinti, 2 teisės diplomus. Nes man mama sakė, žinai, net aš esu pusbrolio vestuvės praleidęs, dėl to, kad buvo egzaminas. Ir, žinai, jis buvo toks pasakymas, tu turi čia pabaigti mokslus, žinai, ir tada daryk, ką nori. Aš noriu būti šlavėjas, ten, žinai, turėk savo biurą ir būk ten šlavėjas. Aiškiai, žinai. Ir yra daug kas susiduria su to tokiu dalyku, žinai. Tai vat labai įdomu, kodėl, žinai, kaip tu išėjai atsisveikinti, kaip tu tada jautėsi. Jautėsi, kad tavo svajonė kažkas lysta iš rankų, ar tam paleidai kažką? Galbūt ne tai, kad svajonė, aš dar nebuvau apsisprendęs, turbūt, ko aš noriu, kur aš ten eisiu ir kur tai mane būtų nuvedę, bet ta vadikim, kryptis, į kurią buvau nukreiptas, nu, man jinai nekėlė susižavėjo. Taip, paskiau, kai atėjau, žinai, jaunas visas ten, žinai, ten tas stovyklos, mums armija užskaitė, mes ten mėnesį laiko gyvenom palapinėse, ten lakstėm, žinai, po miškus, ten po visokius karstėmės, darėm viską, kaip armijai. Buvo tas toksai šiek tiek, žinai, užsidinių formą, eini, žinai, jau toksai generolų jautiesi, žinai, gatvėje, iš tikrųjų, ten kas tu ten. Nu, bet emociškai duoda daug. Kaip vyrai, toks buvo, jo, pasibaigiau, paskui tie patruliavimai, tas atsirado. Jo, bet paskiau jau įsibėgėjus, jau supratau, kad jau, nu, neturiu aš to tokio lengvo vėjelio, kuris mane neštų, žinai, į tą darbą, ten 6-7 ryto, ten tos instruktažus, naktį ten stovėti, žinai, gaudyti. Ir kažkaip visai natūraliai viskas man ten gavosi. Gal po kiek aš 9 metus atkeliau, turbūt kelių policijoje. Belenkiek šiaip iš tikrųjų. Nu, dar metai akademijai, tai beveik 10, žinai. Ir gavau pasiūlymą iš kaip tik buvusio kolegos, vienam iš bankų, žinai, reiškia, pasiūlė ateiti dirbti pas jį ten į turto realizavimo skyrių, žinai, tokia visai kitokia, žinai, sritis, nieko ten nebaigus specialaus ir visa kita ten, nu vis tiek, visi žiūrėjo tokia, makim, kaip. Bet žinau, kažkaip labai greit ryžausi ir matyti ne dėl to, kad norėjosi tiek tenai nueiti, kiek ten norėjosi paleisti. Ok. Tiesiog palengvėjo to, kaip man atrodo. Taip. O žiūrėk, dabar, kaip tu dabar vertini pareigūnus ir pareigūnų darbą ir apskritai gyvenimą, algas ir panašiai, tu žinai, kaip tau tai vis atrodo? Nu, baisiai. Kodėl? Manau, kad baisiai. Nu, jie tikrai yra verti daugiau. Ta prasme, kaip jauną žmogų, nu jie taip, dabar yra visai kitokia karta. Ir mes ir sakėm, ir tada turi ateiti nauja karta, kad pasikeistų viskas. Nes kas yra policininkas? Policininkas tai yra tavo, mano giminaitis, draugas, kaimynas, iš tos pačios visuomenės, iš žmogaus sluoksnių. Taip, kuris gimė ir augo, kartu su visuomenė, vystėsi ir kokia visuomenė, tokie ir tie pareigūnai, vadinkime, ne, mūsų laikais buvo kokie, kas dabar ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, visuomenė eina į priekį, vystosi, lygiai tas pats ir su jais yra. Tai man jie tokie altruistai, žinai, nu, ateiti, matyt, čia yra tokie prigimtiniai dalykai. Jie patys iš savęs ateina, vat, nori to, bet aš nežinau, kiek iš jų susiduria su ta realybė ir po kiek laiko jiems tiesiog ateina. Su realybė kokia? Nu, su ta kasdienybė, ką jie dirba, koks požiūris yra ir soc garantijos, kokie atlyginimai ir visa kita. Taip, galbūt priemonėm aprūpinti. Mes savo laikais už savo pinigus benziną užpildinėjome. Ta prasme, nebūdavo jo. Nori išvažiuoti su mašina. Na, bet paskui atmuždavai, žinai. Atmuždavai, nesakyk. Bent už 300 užsipylė, jeigu taip... Kai nejauki pauzė, visai atsigerk vandens. Gerai. Aš irgi užaugau tais laikais. Nu. Tai va, tai turbūt taip, aš nežinau, aš šiais laikais ar sakyčiau... Savo sūnų nelinkėtum? Ne, turbūt, nelinkėtum. Nors jeigu jisai pats pasirinktų, tai aš tikrai netrukdyčiau. Irgi šiek tiek muzikuoja, ne? Nes jisai pas Janušką eina stepo vokalo. Ir jisai, klausyk, nusifilmavęs keliuose klipuose pas tavį yra tiesos? Taip. Kaip jam apskritai tavo darbas patinka tas dalykas? Mano, pavyzdžiui, sūnus, aš klausinėjus, ką nori daryti, ar tą. Tai sakymas būdavo, kai mažas direktorium nori būti, dabar aš žiūriu, sako, nori teikti tą patį, ką tu dirbi daryti. Kaip tas pats ir vyksta, žinai, jisai tokiam bangom iš pradžių norėjo mažas, paskui vėl nebenorėjo, oi ne, čia aš to nenoriu, žinai, bet dabar jisai tiesiog, jisai visiškai neturi scenos baimės.
Jis, nu tiesiog, realis ten išbėga, jisai dabar mokyklos parlamente, jisai už renginius atsakingas. 12 jau jį užsisakė, kiek žinau. Bet toli DNR pasikeitė. Ir vesti, ir koncertuoti jų ten išleistuvėse kažkas tokio, žinau. Žodžiu, tavo genas. Na, nežinau, kaip sakyti, aš tikrai nenorėjau šitos lemties jam, bet jeigu jisai pasirinks šitą kelią, dainuoti eina ir chore mokyklos, ir ten, ir renginius veda, ir stand-upuose. Kaip jisai jautėsi, kad tu jūs iš visi Klaipėdą persikraustė ir pasigyventi? O, čia tai labai įdomi istorija, nes jisai pats Vilnietis. Vaikų niekada nesisekė, jis neturėjo kieme draugų. Mes čia centre gyvenom, kol mažiukas į darželį. Ir paskui persikraustėm jam jau prieš pradedant mokyklą į Gulbinus. Ir žodžiu, jau ten prasidėjo ten tie draugai ir visą kitą. Tai jisai daugiau ten to galo vaikas. Jisai Vilniui, tai jisai čia kas būdavo prieš įsikraustant į Klaipėdą, jam dabar 16, mes prieš 1,5 metų atvažiavam, nes mes keitėm, reikėjo keisti mokyklą, nes jau iš progimnazijos į gimnaziją. Okay. Nu, tai. Po 8 klasės taip pačiai. Kai jums 16 metų, Rokui. Okay. Tai žodžiu, ir supranti, tai jam tas Vilnius būdavo kas? Baltasis tiltas ir Akropolis. Viskas. Čia buvo bairis prieš išvažiuojant į, paskui papasakosiu, kodėl jam ten visą tai. Išvažiuojant, reiškia, jau baigėsi mokyklą ir mes į Klaipėdą jau turim išvažiuoti. Mes čia stojam senamiestį ten, prie mamos jo parduotuvės. Rokai ateik, sako, nuo katedros aikštės. Nu kas, pakilti per prezidentūrą, čia Dominikonų ir Trakų, viskas. Nėra, žinai, 10 minučių, 15, 20. Kur tu? Pasiklydau? Tai pasiklydau? Vilnietis, žinai. Okay. Nu. Jisai nuo 3 metų su manim visur. Po konsus mes, kadangi mano giminė visi draugai. Bet ne po pasenamestį, kaip suprantu. Nu ne, jisai važiuodavo su manimi į Klaipėdą. Ta prasme, į Gargždai Klaipėdą, tas galas visas, nes visas vasaras mes ten gyvendavom. Tai pas giminės, paskiau nuomodavausi, žinai. Ir jisai ten, kažkaip tai ten save rado ir visai klausė, kada mes važiuosim gyventi į Klaipėdą? Kada mes važiuosim? Rimtai? Taip. Ir tai jam ten buvo artimiau. Jo, ir aš kai iškėliau tą klausimą po naujako, kažkaip čia su šeima susėdam, sakau, hebrytė, tai va, mes buvom svarstę, kalbėjom apie tai, žinot, kaip tėtukui tas svarbu. ir tą sakau, tai prabalsuojam. Tai čiuk rankytės tik sukilo. Lengvo ranka. Wow, bet ir kaip dabar susikūrė. O kaip adaptacija? Žiūrėk, nes kartais tu bandai arba bijai dalykus keisti dėl vaiko, ne? Kad jam ten nepakenkti, draugų neatimti, nes ten būna filmus, kai rodo, žinai, išsikrausto gyventi kažkur tipo, kur geriau, bet vaikai dėl to ten depresuoja, nes čia draugus palieko šiandien. Nebūčiau aš to daręs, tikrai, jeigu būčiau jautęs nors per kruopelytę, kad jam bus blogai tenai ir aš jo dabar dar persiklausiu, bet aš jau matau, kad nervinu į klausimus, užduodamas tą klausimą, ar tau gerai, net tėvai, aš pats matau, jis žydi vaikas ten iš tikrųjų, kaliauja, ten moca turi, su hebra, tu įsivaizduoji ten į Palangą, prie jūros, kitą pusę, ten kur nori važiuoji. Reikaliukų daug. O, čia ne Vilniuje, jo. Jo, kažkas senamiestį gyvenam, viskas vietoj, ten žinai, kaip viskas Klaipėdai. Nu taip. Šalia. Taip. Aš ten tokiai vietoj gyvenu, kur aš atbulas su šluba koja galiu iš gaisrinės pareiti. O taip, ne. O taip galiu pareiti su viena koja. Net taksi nereikia. Kaip jisai jaučiasi apskritai, kad jo tėtis, Algelis, Patrulis, jis žino, jisai... Žinok, jisai, nežinau, man smagu. Didžiuojasi jisai? Taip, didžiuoja. O dabar tai iš viso mes bendravom kaip draugeliai, kaip su saugusiu vyru, žinok, labai, ta prasme, taip čiotkai viskas yra. Ir žinai, kas mane žavi labiausiai? Kad 16-metis bachūras, aukštas, dailus, gražus, ten su hebra, su motociklais važinėjęs, nebijo prie draugų. Ta prasme, kai mes tik pasimatom, ar čia Klaipėdos, reiškia, buvom ten skverė, koncertavom, ten didžiulis koncas, buvo švyturių metai, ten, žinai, žmonių pilna. Stėjo tiesiog pabučiuoja tėtį. Nu čia kosmosas. Ta prasme, ir namuose, bet ar kur atvažiuoja su draugais, nulipa su savo to ekipuotė, supranti, prie bučkis tėtė, išeinant ir kiekvieną dieną, kiekvieną kartą, 10 kartų sutinkam, vis laik bučkį yra. Tai man šitas yra, sūnau, tau ačiū už tai ir aš tai labai labai myliu. Prašo Remigijus Žiogas. Algeli, pasakyk visiems atvirai, linkėjimai tau, reikėjo jį pakviesti kada. Pasakyk visiems atvirai, kad Klaipėda geriausias miestas gyventi. Tai tik taip pritariu tam, taip sakau, žodį garsiai, taip ir varykit hebra pas mus, ten žiauriai cool viskas. Klausyk, tai jūs gyvenat, kaip suprantu, dviese su sūnum, vyriškai. Kartais į Vilnių atvažiuojat aplankyti, Melisandrą. Kaip papasakok? Melisandra atvažiuoja pas mus. Pas jūs irgi atvaro. Dirba čia, tiesiog turi darbą. Kas čia dabar papasakok buvo, nes jūs išsiskyrėt ar ne, tada vėl susijęt, dabar vėl išsiskyrėt.
Nu, mes oficialiai įsiskyrę esam 5 metus ir ten daugiau niekur kaip ir nebuvo, ta prasme, mes iš naujo nebesusirašėm. Mes gyvenom kartu visuomet, nuolatos ir jinai dabar persikrautė į Klaipėdą kartu su mumis, bet tiesiog jinai dabar daugiau laiko Vilniuje praleidžiam. O kodėl jūs pirmą kartą išsiskyrėt? Nežinai? Žinau, bet apie tai aš nekalbu. O kas kaltas dėl to buvo? Tu, jinai? Abu. Nes laikantis tos įsiklės, kad negali būti vienas ar ten du, aš jau... Bet, žiūrėk, Aš dabar galiu drąsiai pasakyti, abu, nes tuo momentu, kai skiriesi ir pyksės, čia galbūt ne tik apie mūsų aš kalbu, apskritai apie viskas žmogų, vyksta, ne? nu, kas vyksta. Taigi vienas kitą, ne, daužai, vanoji, nori skaudinti. kaltini. Jo, ir tada tu sakai, nu, taigi čia dėl tavęs viskas. Kitas žmogus sako analogiškai, ne, į priešingą pusę, bet realiai tai viskas vyksta dėl to, kad pradeda skirtis tiesiog nuomonės, skirtis į tam tikrus dalykus, nuo buitinių iki kažkokių kitokių dalykų ir tiesiog tai žmonėm nebėra komforto būti kartu, ar ne, nes tiesiog per daug viskas. Yra pradžioje aistra, nuo kurios viskas prasideda, ne, jaunas kraujas, karštas, eini, visur tau gerai, paskui atsiranda, pagyveni vieniems anksčiau, kitiems vėliau tas atsiranda, tų metų, žinai, praeini ir pradedi matyti, kad jau, pradedi skirtis, ta meilė vėsta kažkokia, jinai kitokią formą įgyja ir tada jau reikia kažkur kitur jungtis ir mobilizuotis, jau išmokti kartu daryti kitokių dalykų, ne tik tai mylėtis lovai, žinai. Bet kaip tu manai, kokios buvo tavo klaidos asmeninės tame? Nežinau, galbūt per mažai dėmesio detalėm, per mažai dėmesio ją įsiklausiau, kažkur kažką praleidau. Čia iš mano pusės kalbant, apie ją aš tikrai nekalbėsiu, iš jos pusės. Tai iš savo, aš tai tai tiesiog aš manau, kad tiesiog irgi buvo nesužiūrėta iš mano pusės daug dalykų. Kas yra nesužiūrėta, pavyzdžiui? Žiūrėk, žmonės gal eina per irgi tam tikrus niuansus, įsivaizduokime, ne? Kad ne tik tave analizuojant, bet apskritai. Ne? Gal tavo atsakymas kažkam gali padėti sutvarkyti. Kokios, kaip tu manai, yra didžiausi raudonos vėliavos, pavadinkim, santykiuose, kad... Ko tu būtum daręs? Labai individualu. Aš tiesiog manau, kad įsiklausimas yra ir tiesiog galbūt to nebūtų atsitikę, nebūtų, vadinkim, iš jos pusės tų dalykų atsiradę, kurie man pradėjo nebepatikti, jeigu aš būčiau savo laiku davęs dėmesio tiek, kiek jai reikėjo. Galbūt apie tai kalbėčiau aš. Supranti, paskiau atsiranda tas dalykas, kai, tu man tada aš tau, ne? Ne, palauk, tu man tada aš tau. Tai va tie visi dalykai ir galbūt... Va šitoj vietoje kažkur tai aš buvau praslydęs, žinai, ta prasme, kur aš galėjau. Bandau aš dabar save tiesiog. Ar kiaušinis buvo pirmas? Jo, kažkas tokio ir tiesiog aš manau, kad tiesiog per mažai skiriau dėmesio jai savo laiku ir atsirado kažkokie kiti dalykai, matyt, kurie išplaukė iš jos pusės, kur man pradėjo nebepatikti, mes nebesuradom. Tai aš tikrai manau, kad aš daug prisidėjau prie tos situacijos, kas atsitiko. Aš taip dabar mąstau, analizuoju. O realiai kaip ten viskas, žinai, iš šono žiūrint, tai aš neįsivaizduoju. Bet jūs susijęt vėl kažkaip tai paskui? Ne, tai mes ir nebuvom įsiskyrę, mes visuomet gyvenom kartu. A, ne? Taip. Tiesiog buvo atšalę santykiai? Tai, tiesiog tas viskas įvyko, toksai reikėjo galbūt tokio sukrėtimo. O tas viskas tai kas čia yra? Tai mes įsiskyrėm oficialiai. Jo. Tai va, ir įsiskyrėm oficialiai, bet, nebuvom nustoję gyventi kartu. Tai buvo toks, reikėjo gal kažkokio tokio kaip spyrio, kaip kažko tokio, aš į detalės nesileisiu ir kad vėl kažkas užsikurtų. Kuriam laikui tai buvo pavykę. Tai dabar džiaugiesi? Buvo pavykę. Viskas gerai. Gyvenimas eina į priekį. Žinai, kas atsirado? Kuom, aš nežinau, ar čia su Klaipėda sieju, ar su kuo. Tas irgi labai svarbu. Sutinki su tuo jaustis, kaip tu jautiesi, kur tu esi. Ar tai tu savo aplinkoje. Tavo vasarą varai su Hebra Nidą, žaviuosi, kaip ten, kokia faina Hebra, koks vaibas. Visus metus to laukia, tu jauti, ne, kaip ten viskas yra. Taip. Koks tu ten esi. Ir tau dzin, kad tau reikia per visą Lietuvą, per keltus važiuoti ten renginius ves kiekvieną dieną, nes tu žinai, kur tu grįši. Tas svarbu. Tai va, lygiai tas pats. Ir atvažiavus ten, aš nežinau, galbūt aš jau pajutau, kad išsilaisvinau, kad aš vėl namie, kad man gerai, man saugu ir gera. Ir man, žinai, tas toksai, nustojau lėkti, skubėti. Čia kur vieni kitus mokom visą gyvenimą. Baigim, kur mes čia kokios čia lenktynės, kas čia vyksta. Blema, iš tikrųjų, žinok. Atsistoji vakare, pakili nuo sofas, eini savo maršrutu, žinai, ten link Meridiano, ten palei Marės, palei dar kažkur, žinai.
Tai pradėjai mėgautis gyvenimu? Jo, tiesiog, ir supranti, ir žinai, kas man labiausiai geriausia frazė ištarė, rokas, būtent. Jis toks pasirin, didžiulis, žinai, galingas ir toks lėtesnis biški, žinai, už mane. Skurokai, kodėl tu dėl nieko neperėjai? Mes kažkada ėjom kartu, žinai, ten skabinė, žinai, sakau, sūnau, tu taip kažkaip reaguoji, tėvelį. O kas nuo to pasikeis, jeigu aš, sako, pradėsiu reaguoti kiekvieną situaciją? Nu, jeigu tai yra, viskas, nieko nepasikeis. Tu gali į priekį kažką keisti, bet to, kas jau vyko, nebepakeisi. Yeah. Blemba, ir iš tikrųjų. Auksinė frazė. Ir tu eini ramiai, supranti, tiesiog, o kas pasikeis? Tu eik, žinoma, tų klaidų reikia mokytis iš jų, kas galia buvo, kas palikta, bet nešiotis praeitį su visais skausmais, su viskuo ant pečių, tik viskas, jau ateities nebėra tame. Bet klausyk, jūs pastumėjate čia toksai išvažiavimas, nes buvo kažkoks skandalas su žmona, ne? Neadekvatus jos elgesys darė žalą tavo, pavyzdžiui, darbų ir kažkaip tai. Tu turi minį išvažiavimas į Klaipėdą. Tai čia jau atvažiavusius, kas įvyko? O kas čia buvo, papasakok? Kad aš mažai ką galiu papasakoti, nes iš tikrųjų aš pats nemačiau to viso reikalo. Čia aišku labai lengva atmaskė, bet nežinau, ten buvo tas konfliktas, jisai išseniai. Koksai, papasakok? Aš nežinau, ten tiesiog, žinai, kaip yra žmonės, kai nesueina, ar nevadinkim kažkaip tai gaunasi. Tai Melisandrai kažkaip gavosi aurai, nesuėjo auras su Juozo žmona ir tiesiog ir prasidėjo tokias visokias nesąmonės. Kokios? Nežinau, tiesiog, atvirai rodo man antipatiją, žinai, žmogui ir visą kitą. Tai čia aš, kur negaliu valdyti tokių dalykų, žinai. Mhm. Tai tiesiog, bet jau viskas yra išviešinta, daug kartų išnekėta, aš nieko daugiau pridėti nebegaliu, žinai, nebeturiu. O kaip šitą dalyką, nes būna, klausyk, sudėtinga būti dviejose barikadų pusėse, ne, yra tas momentas. Nes tu kaip ir čia gyveni su žmogum, žinai, kurio tu išklausai versiją, pavadinkim taip, ir atrodo jinai įtikinama. Tada tu klausai kitą pusę. Kas čia per nesąmonę, ne? Kaip tu randi aukso viduriuką tada kažkaip paspręsti viską, arba ar tiesiog užmerkia akis? Aš pasakysiu taip, galbūt apibendrinant visą šitą situaciją, mano aukso vidurys ir apskritai žiūrėjimas į situaciją yra iš tiesos pusės. Aš puikiai žinau tiesą, aš puikiai žinau, kaip viskas vyko ir aš tiesiog, čia buvo visokių vertinimų, kaip tu čia, už tą, ne už tą. Tai prasme yra teisybė, kokia jinai yra ir kas bebūtų tavo žmogus, ar tavo partneris, ar gyvenimo, ar scenos, ar dar kažkas, yra etikos normas, kurių reikia laikytis. Tiesiog. Ir aš esu už tą situaciją, kuri yra teisinga. Vat ir viskas. Vat mano ir atsakymas yra. Ir aš puikiai žinau, kaip viskas vyko, visas detalės ir aš esu ten, kur esu, toj pusėje. Tai kurioj? Teisybės? Teisybės pusėje. Valius apskritai krikštatėvis, man atrodo, čia patrulio yra, ne? Daug labai žvagulis yra prisidėjęs prie visko. Jo. Kaip čia jūsų tie laukai bio susipynė, klausyk? Kaip jūs čia vienas kitą taip atradot? Tai Žilva, kaip ir minėjau, mes pradėjom su juo susipažinom tada, kai aš dar buvau. Be pradedant čia. Jo, tenai aš paskiau policijų ten, reiškia, kai dirbau, susitikdom, tas naktinis angaras buvo, jo ten tas naktinis klubas, pas jį tenai pastovė ateidom, ten visą ten hebra muzikantų meka buvo, žinai, ir aš tenai su jais iš senų laikų bendraudom ir ten, žinai, būdavo taip, su Milgis, tas mano pirmas partneris, ten su harmonika, tai pagrodavo, žinai, ten Kausibaliuose. Ir, mes ten dainuodam, žinai, ir su tais muzikantais, Žilvas sako, davai, hebra, įkalam bairį, žinai. Buvo NML tokia nacionalinė muzikos lyga. Ir man atrodo, pirmą sezoną Žilva išėjo su Stano, žinai, į superfinalą. Ir mes ten tokia, mūsų kaip išmetė, žinai, įmetė, jo, gegužės 31 diena, 2005 metai, dėl ko kitais metais bus 20 metų, jo, mūsų grupiai. Tai viskas prasidėjo nuo viso šito tokio, Hihiha, žodžio, ne? Paskiau dar, reiškia, Žilvos 40-metis tais metais Palangos estradoje, žinai. Vėl ten nufilmuota, žiūriu, ten jau hebra kažkokius koncertus kviečia su viena daina, žinai. Visiems įdomu, žinai, policininkai du, žinai. Taip, šiaip bairis labai ir vizualu labai buvo, aš atsimenu. Jo, ir tas uniformas tokia stilizuota, žinai, visą kitą. Ir mes per metus ten, aš nežinau, dar įpešėm albumą, kuris tais laikais, paskui kitais metais turą kažkokį važiavom, ten reiškia per Zuzi Fiestą, ten per miestus, visur ten pilna tų žmonių būdavo tais laikais, visur eidavo, žinai. Tai berods ir per 2 mėnesius platinis albumas tapo. Dar kasetės buvo ir kompaktai. Tai per 2 mėnesius iššlavė hebra.
ten juodai viskas. Nu, buvo tokia, žinai. Laikai. Klausyk, kaip tu prisimeni tą laikotarpį? Sunkus jisai buvo, linksmas, malonus, užknisdavo, ar tiesiog geras rock'n'rollas? Linksmai sunkus. Aha. Geras rock'n'rollas, buvo žiauriai geras rock'n'rollas, mes ten važiuodam, ten kolektyvas didžiulis, žinai, ten ne vienas, žinoma, ne vieną kolektyvą turėjo. Ir tie turai, ir ten per tos viešbučius, ir per tos miestelius, jauni, energijos buvo vežk vežimų, žinai. Nu, buvo istorija visokių ekskluzyvinių, įdomių. Oi. Net gali nieko papasakoti, naties terminas dainose 2-5 metų, 20 metų. Nežinau, tiesiog reiktų dabar Aš žudystę lengviau praeina. Buvo vienas, reiškia, mes važiavam tą turą ir buvo Mažeikiai. Ten dirbo ten mano bičiulis labai geras, žinai, mes kartu ten jaunystę praleidom, žinai, nu, komisaras buvo, vadinkim, žinai, kriminalinės. Ir žodžiu, ten koncertai. Kriminaliniai šių plinkėjimai. Jo. Seniai, vedžiau renginį. Ir žodžiu, ir gavosi tokia situacija, aš tos turus vesdavau ir dainuodavau. Reiškia, nežinau kaip ten gavosi, Žilva vienam gale koncertavo, ten dar blogos mergaitės, kitam gale, dar kažkokia grupė, dar kažkas. Žodžiu, visi buvo išsilaksti ir turėjo sulėkti tą koncertą ten. Ir aš kaip pirmas pradėjau kažkaip, žinai, nors dažniausiai ne pirmas, aš pradėjau, aš tik vesdavau, žinai. Ir aš turėjau programos kaip 5 minutės. Nu, aš ten trinu makaronus, ten visą kitą, kažką darau, pilna žmonių, žinai. Ir, nu, dainuoju aš savo programą ir vis gaunu informaciją, kad, tempiam laiką, visi vėluoja, absoliučiai. O, ten dar iš vakaro kažkas būtų, žinai, ten Tubalių festivalis, 50, žinai, ten vėl įkalį, žinai, toks, aš ten nejausdavai tais laikais, žinai. Ir blem, ir dar sugalvosiu, supranti, jau Žilva liktai kaip ir privažiuoja, jis vėluoja vis tiek. Atvažiuoja visas toks perbulės, nu šiaip įleidžia šį sceną, nu ir paskui išsiaiškinam, kad viskas, kaip vyko, reiškia, užsakė, reiškia, buvo užsakyta, reiškia, saugos bendrovės vairuotojas, kuris vežioja po tą vietą, žinai, ten streso visą kitą, žinai, ir prieš Mažeikius stabdo į policiją. Stabdo policija, žinai, jis ten sėdi šalia, nekreipia dėmesį, vairuotojas prašom išlipkite, darykit bagažinę, o kas čia? Ten, žinai, jau su to vairuotoju sutarta viskas buvo, Žilva išlipa, jo, ten maišelis didžiausias, ten baltas, žinai, guli. Narkotikai? Eik, tu načia, o jis jau Žilva toksai, žinai, jis ten, žinai, tas streso kiek. Aš gal ginklai bus, žinai, bet žinai, koks medžiotojas kaip pavežiojasi. Jo, bet esmė tame, tas bairis pavyko, jis ten, žinai, kaip sakyti, ten pamovė, nieks ten, žinai, ten cukraus pudra kažkaip, bet esmė tame, man tas pusvalandis, tu supranti? Kiek suryja laiko? Aš ten jau visas, ten sprokso, aš programą kartojau 2,5 karto. Fizė. Tai prasme, tas dainas sukau, nu jiems visiems tiko, viskas buvo. Jo, 2,5 karto, tu įsivaizduoji. Nubliamo, nu tai va. Esu buvęs tokiam, bet Chebrai patiko. Ir tą patį vakarą, ten ne pabaiga, tas pats koncertas. Trečią kartą koncertas. Ne, ten žodžiu, šaldytuvus negės dovanodom, ten dar kažkokius ten prizus, žinai. Ir buvo pakabukų krūva, žinai. Pirmoji eilėje ten, reiškia, stadione, tai, nu, neįgalus vežimėliai, ten vadinkim tie žmonės, žinai. Nu, ir aš ten einu, dalinu jiems tos pakabukus, raktus, ten, žinai, visą kitą, viskas jau ten jau išsitaškęs visiškai tą dieną. Ir viskas, ir visi nu, jau kraunasi scenos, baigėsi koncas, visą kitą, mano tas minivenas stovi kraistė ir, žinai, nu, reikia važiuoti tą viešbutį čia mėgoti kažkaip, žinai, ten važiavo dar vairuotis, ten draugelis. Kur raktai? Aha, okei. Viskas taip tuštėja, žinai, kaip pagreitintai filmą pasuktum, įstoja tas mano, stoja kaip prizas vidury aikštė, žinai, ant fulios, žinai, to. Ir žigelį tik tai čirškė. Čirškė, nu gerai, tą viešbutį, o kitą dieną vėl kažkur važiuoti, žinai. Nu tai su savo tam bičiuliu susisiekiau, žinai, ten komanda davė, žinai, ieškoti, žinai, kur. Suradom. Nu ir kur? Išdalinau. Ai, atidavėjai. Kur tos pakabukus daviau, tai savo raktus įsitraukė. Jėts kažkas džiaugiasi. Mašina! Automobilis! Jums laikrodis, jums pakabukas, o jums automobilis. Ir jisai žmogus taip pat, tai sako, jam duokit kompaktų, ten dar kažko dovanų pridažiu, tiem kriminalistams, žinai, kur užėję pasisako, bet šis man tos raktus padovanojus, ne apie mašiną, bet čia man dovana. Tai dovana, kad buvo. Jo, bet sako, va, čia jums keičiam, nu tai va, nu, vienu žodžiu. Koks geras. Klausyk, mūsų laidos partneris Wolfas Engelman nealkoholinis alus klausia tavęs. Algirdai, kokia istorija pirmiausia šauna į galvą, kuomet jūs pasielgite nedžentelmeniškai? Ar prisimenat tokią? Jeigu atsuktumėt laiką atgal, ar pasielgtumėte kitaip? Aš nežinau, ką galima vadinti nedžentelmenišku elgesiu. Šiaip visą laiką stengdavausi išlikti. Žinai, čia aš manau, čia ne dėl to, kad man... Turiu minėti, kad čia, sakykime, taip, šou versle dažnai kartais būna, žinai,
kaip čia pasakyti, daug kas yra sakęs, draugų čia nėra, žinai. Visi mes darom vieną tą patį verslą, gali atrodyti, kad mes vieni čia su vis kitais, taip bendrus koncertus, ten organizuojam ar kažką, bet sako, vis tiek, žinai, anksčiau ir vėliau vieni per kitiems perlipa per galvas. Ar teko tau gyvenimas, siekiant tavo karjeros, sakykim taip, paminti kažkokius savo principus? Ne. Galėčiau drąsiai pasakyti, kad ne. Visos situacijos, kurios buvo, aš manau, kad jie sprendžiau taip, kaip aš matausi, ta prasme, pagal savo vertybių skalę ir kad iš kažko kažkam būčiau atėmęs ar tą, ne. Aš manau, kad kiekvienoje situacijoje pasielgiau taip, kaip reikėjo pasielgti, taip, kaip aš matau. Taip, kad buvo pirmos pamokos, buvo labai aiškios. Pamokos? Jo, pirmos pamokos šou biznyje, kai atėjau, žinai, neatsimenu, kas man pasakė, berods gal ir Žilva, žiūrėk, Ilgelė, tu iki šiol buvai jų draugelis, nes dirbai kelių policijai. Ir šiaip, ta prasme, draugelis, kuris būdavo šalia, būdavo faina, tūsinti su tavimi, sakyta, bet tu neatiminėjai jų laiko darbo ir jų pajamų. Dabar tu pradėjai, reiškia, tu jau esi jų gretose ir ten kai kurių nuotaikos gali pasikeisti. Tai tu žiūrėk, tu esi, nes visi mane žino, Argelis yra, aš, ta prasme, nei pykčio moku laikyti, nei įsižeisti ten per stipriai, nebent palies mano ten kažką, žinai, artimiausius. Tai tiesiog aš toks, žinai, aišku, su laiku ir aš keičiuosi po truputėlį, bet tada tai aš tiesiog buvau gerėtis, pasileidęs plaukus, absoliučiai, ta prasme. Jokio pykčio nesuprasdavau ir sako jo, tai žinok, tai šou biznė tai paprastai viskas. Tai šipsaisi, bet jeigu tau kažkas pašiks, piskis nukis, sako. O taip. O taip, sako, piskis nukis, nes sako kitaip, neišgyvensi, žinai, ir viskas. Yra tikit? Neteko. Aš per visą tą laiką, per 20 metų jau beveik, aš nesu su niekom susipykęs, aš tiek su nauja karta, tiek su sena karta. Tai prasme, ne dėl to, kad man čia, žinai, kažkur kažkas naudinga, aš nesuprantu, dėl ko reiktų konkuruoti su kažkuom tai. Tu eini savo keliu, tu turi savo muzikinį kelią, turi savo publiką, tu dirbi, kam žiūrėti į šoną, į kairę ir dešinę, taip stebi, kas vyksta aplinkui, tau reikia orientuotis. Bet aš niekada nebūsiu, ta prasme, aš nebegrįšiu ten daug metų atgal, arba čia kažko naujo nepradėsiu daryti, kaip daro Hebra čia, žinai, aš esu tas, kas esu, žinai, tai viskas kinta, aišku, žinai, ir panašiai. Bet aš tik tai džiaugiuosi. Jeigu galima kažkom sueiti duetu, pasidalinti kažkokią informaciją, kažkas tau dainą parašo, su kažko ten dar kažką, žinai, apskritai dabar laikai tokie tų atlikėjų, Zdebskis amžinatlis, man atrodo, yra pasakęs, ta prasme, repertuaro tiek nėra, kiek yra atlikėjų. Tai yra tiesiog labai daug visko, žinai, buvo laikas, kai tildavo vienoj scenai visi, ar ten papartas, ar dar kažkas būdavo, tokie atsimeni dalykai. Tai ten nuo mamuto iki metalistų visi, ir ten ir būdavo, ir rankas spausdavo ką, dabar, žinai, kartais būna praeini, ypatingai, gal jaunoji karta, žinai, jie tiesiog kažkur savo tam maišelį užsidėję, varo, praeina, nueina ir nei patys vieni kitų mato, nei tu mūsų jo labiau, tu seni, žinai, dar kažką. Aš čia net nepriekaištai, gink Dieve, bet tiesiog kitas bendravimas turbūt yra. Kitai viskas vyksta, žinai, tai. Jo, labai, žinai, atsirado labai daug skirtingų atskirų, apskritai gal nišų, žinai, viskas labai susismulkino. Anksčiau labai buvo bendra, žinai, dabar kiekvienas turi savo alternatyvą kažkokią nišą. Klausyk, tu vis tempi tą nosį, žinok, aš noriu pasirūpinti tavo imunitetu. Tu man leisi, biški, žiūrėk, aš turiu tau dovanų. Žiūrėk, mes turim aфиgeną laidos partnerį, Epitomi, aš tau to viską pristatysiu, bet Epitomi sakė, duos tau dovanų, kad jeigu tik tai atsakysi į klausimą, gerai? Kas jums padeda atgauti ramybę ir stabilumą po įtemptų ar stresinių situacijų? Gamta, miškas, jūra, vienareikšmiai, ta prasme aš... O vienas eini? Vienas einu, žinok, einu vienas ir kartais su kompanija kokia, žinai, suprantančia tą patį ir jaučiančia tą patį, ką yra, žinai, bet šiaip dažniausiai vienas, nes jeigu tai tas gerasis periodas dvirka, tai viskas, aš ant virkos ir smiltynė. Aš kažkaip noriu tave įsivaizduoti, kad Algis, žinai, tipo išvarėsi Klaipėdą, niekas nežino, tu, tipo, jisai, kur atvaro į mišką, apsidairo ar nieko nėra, pyst batus nusiema, žinai, ir basas vaikšto. Žinai, kur ant tiek tu, tipo, gamta. Pyst ąžuolą pamato gulinti, pagailį. Žinai, aš dabar, kai tu sakai, žinai, vaikšto gamta, aš suprantu, kad tu tiesiog eini pasivaikščioti, žinai, bet aš... Važiuoju, bet panašiai būna, aš tiesiog važiuoju ir aš tiesiog, bandau suvokti, ar aš tikrai čia esu, ar man tikrai taip sekasi.
ir man tikrai taip gera, kaip aš jaučiuosi dabar. Tai žodžiu, tokį dėkingumą dar išreiškia. Jo, ir toks važiuoja, tiesiog užtenka, žinai, ta galva prasivalo, numini ten iki tos Juodkrantės, kažkur išgeri tos kavelės, kažkaip ten žuvį suvalgai, grįžti vėl kopose sustoji, žinai, ten nusimaudai. Pasidėjai, pabuvai, mini atgal, viskas daugiau nieko. Įsižemini. Taip. Nu tai labai džiaugiuosi, klausyk žiūrėk, kad tau Tai aš nusipelniau tas dovanas? Nusipelniai, tikrai, čia yra cinkas, jisai puikiai padės tavo imunitetui. Dėkui. Iš Epitome, jie labai šiaip įvairiausių daug papildų turi, bet pridėsiu tą, ką ir nuo savęs, žinok, aš šitą geriu kasdieną. Šiaip labai dažnai išperka, žinok, vaistinės dėl to, kad labai gerus skonį. Tai jeigu gintariniai vaistinė ieškosi, paklausk, Epitome, čia kolagenas, bet super. Būtent sąnariams yra. Tai vad pasivaikščiojimam, dviračiam, po traumelės, kai ten šituose koncertuose varysi. Okay. Gerai? Ačiū labai. Prašau, labai lengvai tirpinasi, žinok, gali su savimi visur vežioti, į vandenį tiesiog įsimeti ir viskas. Gerai? Viskas. Epitome Vital Joints Bovine Collagen. Unikalus kompleksas sąnariams, sudarytas iš kolageno, hialurono rūgšties, kiaušinių lukštų membranų miltelių, MSM ir vitamino C. Ypač didelė dozė galvijų kolageno viename pakelyje. Malonaus ananasų skonio, gerai vandenyje tirpus milteliai. Maisto papildus Epitome rasi šiose vaistinėse. Turiu dar tokį vieną įdomų klausimą. Klausyk, praėjusį birželį tik tokia pasirodė vaizdelis, ar ne? Paskui kažkas išėmė, kur matosi vis tavo turtas. Kas čia buvo, papasakok truputėlį? Tai tu lipai iš eketės, ten garsiai nuskambėjusi istorija yra. Garsiai nuskambėjusi istorija. Bet aš nemačiau, man įdomu. Tai va, tai nematė niekas. Esmė tokia, buvom Švedijai, su sūnumu skrydę, pas savo draugus. Reiškia, ten Krikšto dukra mano gyvena. Labai faina hebra, geri draugai. Ir buvo birželio pradžia, Šiaurės jūra dar visoka. Visi maudytis. Tiesiog maudytis, jie prie pat jūros gyvena, tokiam kurortiniam. Paaiškit. Tiesiog maudytis. Nenorėjome žuvų gąsdinti, medžiot, šaudinti. Ne, esmė tai situacija tokia, aš tą video, man atrodo, dar kažkur turiu, žinai. Ir tai labai juokinga situacija buvo, nes, aišku, kalė buvo, viskas normalu, žinau, ko čia slėpti. Ir lipau į vandenį, turėjom po kelių dienų paleisti premjerą, žinai. Tiesiog klipą. Ir ten, žinai, susidurniavo, viskas ten filmuojam, rėkaujam. Ir aš iššokau į vandenį, žinai. Viskas taip, supranti, iki šalta, tikrai. Šaltam vandenį visi vyrai lygus. Ir tu susilygina. Ir aš lipu tais laiptukais ten iš tos jūros, žinai. Ir ten, žinai kaip. Pataisai šortukus. Ir ten filmuoja, tai reiškia. Filmuoja iš viršaus. Iš viršaus, bet ten nieko, ta prasme, aš galėsiu po laidos parodyti tą video, tai nieko nesimato. Kažkoks tai šešėlis ir vienu žodžiu. Ir tas visas reikalas buvo, aišku, patalpintas į TikToką, nes tuo momentu atrodė, kad labai juokinga. Taigi čia viską, Hebra sako, dėk, čia super, čia geriausia reklama. Čia TikTokinis visiškai vaizdelis. Feilas taip polėtas. Okei, davai, dėsiu. Vaizdelį. Ir? Ryte atsibundu. Kriminalinė policija duris beldžia, ką jūs čia vaikam. Kiek užsrodų? Tai žodžiu, toksai biški, toks, žinai, kaip būna rytėtas, toksai. Lema, kaip čia kažkas. Aiškumas atėjo. Įsidedu, peržiūrėjau, ten, nežinau, keliasdešimt tūkstančių ir 100 jau beveik, žinai. Ir, karočią, Hebrytė, maladės, man atrodo, ne tik TikTok, aš ten galbūt net į... Visur žodžiu. Gal į kokį nors ten storikos dar įdėjau, žinai. Ir viskas, ir ta prasme, paskui kažkaip, išėmiau. Taip, man atrodo, žiogas ar ne pirmas, žiogelį, tu man atrodo ir skambinai pirmas. Durniau, kam tu išėmiai? Mes čia su Hebra žvengiam, čia džiauriai, kieta, faina, vis. O aš išėmiau, žinai, dėl ko? Nes ten, žinai, pageręs ir lipi iš to vandens. Ir aš bandžiau padainuoti, ar priedainį, ar ką tos dainos. Bet jau ten, žinai, tenai širdyje, žinai, kažkoks to, galvoju, Gėda. Muzikantai, žinai, Tai ne dėl kiaušų buvo gėda? Absoliučiai, aš net neturėjau jokios. Dainuok, gali bet kur dainuoti, svarbu tai nenusidainuoti. Nusidainuoti? Tai čia yra kitas dalykas. Suprantu, kur ten tokia fazė jau buvo, žinai. Ten jau normaliai buvom paėmę, žinai. Net čia kas liepti. Tai aš tik dėl to ir išėmiau. Nes, tiesiog, nesmagu. Grinai, jo. Ir kitą dieną mes jau važiuojam į Kopenhagą, žinai. Ir žiūriu, jau čia taip, man tai Hebra sako, žiūrėk, stripsniukai pareina. L rytą, žinai. Kažkas nusiskandė. Bet jie supranti, be jokio video, be nieko. Čia garsiai, jie aprašė visą tą situaciją taip, kad lygtai aš tenai su nuoga pimpa, supranti, nuogas per
per Baltiją, pešiom perbėgau namo, supranti, Klaipėdą iš tos Švedijos. Naujas rekordas. Nu, lėktuvais kestavo, aš, matai, perbėgu. Tai žodžiu. Nu, tai va tokia nesąmonė, žinai, be jokių tų. Paskui aš ten su jais aiškinu, hebra, kodėl, kaip kiti portalai paskambino, pasiklausė, apie ką čia tas filmas, ką labai gražiai paaiškinau situaciją. Mums paskambino iš kažkokie, ar ten tie portalo, matyti, lankytojai, ar kas ten pranešė, kas dorovės policija, ką iš čia dar, kodėl jūs mane paskambino. Nu, vienu žodžiu, tokia nesmagi situacija, tokia viena iš purvėnesnių. Ir juokinga, ir jo, nesmagi, bet ir tokia, nu, neprofesionaliai sudirbta, žinai, ir portalo buvo tų momentų, aš taip galvoju. Na, bet paleidė, aš manau, tai jau. Paekti čia, man. Žinau, kad artėja patrulių turas, 20 metų jubiliejus. Taip. Ir tai vadinsis Pasileidžiam plaukus? Labai gerai, teisingai. Šauktas Garbanas lauk. Sausio 18 dieną, žiūrėk, pats papasakau viską. Okay. Gerai? Okay. 20 metų ir iš tiesų aš, buvo daug tokių nedaug svarstymų. Aš manau, kad prieš kokius 5 metus pradėjau galvoj gvildent tą mintį ir Jozai buvau pasakęs, kad aš jau, nu, manau, kad 20 metų yra tas slengstis, kurį peržengus jau mes galim tada bandytis tos arenos, žinai, nu, kaip sakyti, toks įdomus dalykas yra, žinai, tam gyvenime mūsų muzikantų, bet jau kadangi dabar jau tie laikai nebe tie pirmieji metai, kai ten, žinai, ten Paškė važiuodavo, ten koks Marika, dar kažką, žinai, buvo tikrai nedrąsu, o dabar kažkaip tai ir pasitikrinom savo akcijas, kad, nu, iš tikrųjų, pagal tai, kaip žmonės į mūsų reaguoja, kiek mes to darbo turim, kaip mes... Renkasi koncertus? Jo, kaip renkasi koncertus, tai kažkaip ir sakiau, arba dabar, arba jau nebedarom, tada ir liekam, žinai, ten kažkur, žinai. Tai va, tai, nežinau, taip nusprendėm ir kol kas visai neblogai sekasi, žinai, tas dalykas. Jų bilietai pasileido? Jo, pasileido. Bilietai pasileido ir visai neprastai viskas liktai einasi, dar turim ir laiko. Nu, ruošiamės, tai tikrai dedam daug širdies. Tai kada koncertai? Tai sausio 18 pradedam Panevėžio Kalnapilio arenai. Jeigu kalbant tik apie arenas, kovo 8 dieną turime Šiaulių arenai. Nu, čia jau. Kovo 8. Ir Le Finale, kovo 29 Švyturio arena. Turėsim svečių. Atskleisti kol kas negaliu. Galiu tik atskleisti pirmuosius, tai Kalnapilio arenai turėsim Žilvą su Irena Žvagulius. O tolimesnių negaliu kol kas atskleisti dėl sutartinių įsipareigojimų. Supratau, žmonės patys savo arenas dar daro. Jo. Matai, aš greit surišu. Seniau, kai valiava, aš galėčiau būti pareigūnas, jaučiu. Gaila, kad per durnas. Ja, tu gerai išmanai šio biznitės. Klausyk, tai papasakok truputėlį, kuo įspūdingos bus arenos. Žinai, dabar labai iš tikrųjų įdomu sužinoti, ar jinai bus tiesiog, nu, tipo, žinai, jūsų koncertas ir fainos dainos, ar ruošit kažkokią šou programą ypatingą, gal nežinau, kažkokias dekoracijas gaminatės, vizualizacijas, žinai, kažką gal, žinai, dėliojatės, papasakok. Yra. Tai reiškia, vadinkim, sceną tokią mes torto pavydalu įsivaizduojam, žinai. Čia mes kaip tik su Jurga, kai šnekėm, tada, žinai, taip labai fainas gavosi mūsų tas susirinkimas, kurio metu Hebra pasidalino tom idėjom labai gerai, kokius 10-12 žmonių, kurie kiekvienas atsakingas už savo sferą, susėda ir, žinai, pasimėtom, nes iš karto, žinai, ten tu gali sugalvoti, ką nori, bet va sėdi technikas, kuris, žinai, tu ką tu čia, žinai. Neprisigalvokit. Jo. Tai vat labai gavosi mums tą visą susidylinti ir nu tikrai, ir ta senytė tokia kokia nestandartinė įsivaizduojam, žinai, ir įdomesnė, nu nežinau, bus, aišku, vėlgi šokėjai, bus muzikantai gyvi, žinai, grupė fantastiniai, iš tikrųjų mums čia klaipėdiečiai, hebrytė nuskilo mums, kad jie sutiko dirbti su mumis, labai geri profai, žinai, tai tiesiog sumesim viską, ką esam padarę per gyvenimą geriausiai, žinai, ir šiaip tai toksai galiu atskleisti, bus toks visai nepapsukos, toks roko koncertas. A, ne? Jo. Okay. Nes aranžuotės yra specialiai padarytos, reiškia, bendui skaniai labai skamba. Žodžiu, geras patrulių roko koncertas. Ne? Geras patrulių roko koncertas. Ir šiaip man tiesiog jau pradėjo patikti paskutiniai mūsų kūriniai, kurie jau arčiau mano dušios eina viską, žinai. Mažiau pop, daugiau rock? Aš toksai rockeris, jo, daugiau. Mantas Panovas ar Panavas, kaip teisingai reikia sakyti, tavo treneris tikriausiai. Taip. Kada vėl sportuosim, Algelį? Tai man tu, kai mes jau vakar rašėme su tavim, kad aš nežinau, kad čia tai laida išeis, bet čia prieš laidos filmavimą. Aš turėjau traumą, supasakojau dabar. Jo, tai buvau kryžminius ir meniską nusitraukęs vasarą. Tai dabar tik susiremontavau.
Tai šiuo metu esu rehabilitacijoje ir mantelį grįžtų po savaitės, bet tik viršų darom. Tik viršų, gerai. Ko daugiau reikia? Ja. Galės be Maikės vaikščioti. Klausyk, Dovilė klausė, kodėl buvo suimtas jūsų kolega Milgeldas, teisingai? Ir kodėl jūs kartu nebekoncertuojate? Nu, tai atsakymas į antrą klausimą diktuoja pirmas klausimas. Dėl ko buvo suimtas, aš pats tiksliai detalių nežinau, nu, dėl savo veiklos, nes jisai policijai taip pat dirbo ir kažkas tai ten. Policija kažką papildomą darė? Nu, kažką papildomą matyt darė, aš nežinau, aš tų detalių neatsimenu, buvo labai seniai ir ten ta jau bilelė buvo tokia kažkokia iškelta. Tai ir paskiau su tuo ryšim, su tuo. Viskas nutruko, nes Elenas klausė. Nutruko jo, nes ir jis netrumpą laiko, nu kaip sakyti, praleido tenai, aš jau vienas koncertavau, ta visi paskiau tokie gal reputaciniai dalykai, dar kažkas tokie atsirado. Nu, buvo visokių reikaliukų ten ir vidinių, vadinkim. Tai, bet kokiu atveju už visą tą laiką jie praleista kartu, už tą visą pradžią, ačiū jam. Ir aš kiekvieną apskaitai savo partnerį prieš tai buvusi, kiekvienam ačiū ir nieko, kaip sakyti, priemu tai kaip patirtį, vis tiek tai yra grupės istorijos dalis. Grupės istorijos dalis, kiekvienas įnešė savo kažkokią tai, žinai, ir tos pamokos išmoktos galbūt kartu su jais, nesvarbu kokios jos ten bebūtų. Tai tikrai, jie yra istorijos dalis, ačiū jiems už tai. Mes turim fainą bendradarbiavimą labai su Delfi iniciatyvos Saugu, kuris siekia priminti Lietuvos žmonėm, kad esam saugi šalis, ar ne, ir reikia visą laiką tą savo budrumą palaikyti. Jie turi tau klausimą, uždavę. Lietuvos gyventojai gauna išankstinį perspėjimą, kad nuo Baltarusijos pusės juda priešiškos valstybės tankų kolonos. Supanikuojate? Kokių veiksmų imatės? Tankų kolonas nuo Baltarusijos. Blin, iki Klaipėdos toliems. Jums arčiau čia. Ramiai taip, ne tau? Tegul Vilniečiai tvarko. Nežinau, neįsivaizduoju. Ta prasme, dabar galėčiau čia sukurti kažkokį tai, žinai, didvyrio planą, žinai, čia viskas mobilizuojama, su sūnum apsikabinam, čia kažką darom, kažkur einam, kažkur žiūrim, gal informaciją sekti, kur mes reikalingi esam, turbūt taip, nuo to pradėčiau, jeigu logiškai mąstant. Tai nesat apsvarstę, pagalvoję, ne? Ne, nu aš tikrai nebėgčiau į užsienį, tikrai nebėgčiau, neieškočiau kelių, nu blema, kem 7 metai, nu stovi tvirtai ant kojų, ta prasme, nu sveikas, gyvas, tai kiek čia mūsų tėra, tai jeigu mes išsibėgiosim. Ir kur tu pabėgsi gal galia, ne apie tai net kalba eina, tiesiog, nu aš manau, kad reikia savo šalį ginti. Jeigu atsitiktų, aš šiam momentui galvoju, kad aš tikrai eičiau ginti ir ieškočiau, jeigu toks signalas ateitų, tai turbūt pirmiausia, vis tiek kažkokia informacija turbūt jau yra paruoštukai kažkokie, kaip viskas vyktų. Kur čia kas, ką reiktų rinktis, turbūt. Gynybinis planas. Taip, tai taip. Fantazijos LT kartoja, nenustokite žaisti, šį kartą jie paruošė man žaidimo korteles su klausimais. Pasižiūrėsime, ar man pavyks į juos atsakyti. Kokie gyvūnai vaizduoti fantazijų logotipe? Koks yra fantazijų šūkis? Nenustokite žaisti. Kiek fantazijos.lt turi fizinių parduotuvių? Tai jeigu pas mus Vilniui 2 didžiosios miestuose, nu kokius 5, 6, 7, 8 parduotuvės turėtų būti. 8? Keliose skirtingose miestuose yra įsikūrusios fizinės fantazijų parduotuvės. Tikrai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 100%. Negaliu gal išsiduoti, bet mes su Ieva esame buvę Marijampolį. Panevežyti ten iš namų net nieks neina, bus Šiauliuose. Spėjau? Kelių procentų nuolaidą apsipirkimui galima gauti prenumeruojant fantazijos.lt naujienlaiškį. Paprasta, 10%. Su kokia interviu laida fantazijos.lt susikūrė specialaus leidimo kortas? Atsakysiu paprastai, su geriausia. Už kiek eurų apsipirkant pristatymas yra nemokamas? 50. Net spėjau. 29? Už 29. Smelavau. Kokį kodą reikia įvesti apsipirkant už 9 eurus ir daugiau, kad gautum Kamasutros kortos dovanų? Nemokamai 17. Nenustok žaisti fantazijos LT. Klausyk, mes turim labai fainą draugą, Fantazijos. Jie turi tau irgi klausimą. Wow. Jehei. Žiūrėk, koks didelis maišas. Algelį, šiaip sekso žaisliukų turi? Ne. Esi turėjęs gyvenime? Dabar turiu. Na, o prieš tai? Ne. Nesi? Ne. Bus čia tavo pirmieji? Taip. Dieve, kaip faina, kad pirmų kartų yra. Taip. Kol pirmi kartai jaunas dar vis. Tai būtent, ką aš tau... Stovi. Čia žinok, su šito negali stovėti.
Taip, tai trumpai kortos galėsi atiduoti Rokui, kortom galima žaisti. Žiauriai gerai, mums kortų reikėjo, mes su Jozu prieš kiekvieną, aš jau Jozui sakau, Jozelį gausim naujas kortas, nes reikia pirkti. Mes prieš kiekvieną koncą žaidžiam štuką, 1000. Kad laikas greičiau praeitų. Žinai, atvažiuosim čia, kad lieka 3 valandos iki konco. Ką veikti? Negi plaksit. Mūsų kortos yra nusitašysios, tai va dabar labai gerai. Bus naujas. Ačiū. Tai šiek galėsit gal su juo ir pažaisti žaidimą. Esmė tokia, nepatogus klausimai, jo, fantazijos.lt turi stalo žaidimą. Okay. Nenustok žaisti. Esmė yra tokia, kad klausimai visokie yra, užduočių galite nedaryti. Bet yra klausimai visokie įdomus. Žiūrėk, parodysiu greitai, kokios užduotis yra, ištraukau vieną, pasižiūrim. Paskaityk garsiai. Pasimylėk su manimi lik pirmą į mūsų kartą. Nu va. Pasimylėk su manimi lik pirmą į mūsų kartą. Ok. Solgis. Ne, čia, žinai, čia žiūrėk, jeigu tu norėsi, žiūrėk, susirasti kažkokią dabar merginą fainą, žinai, ar norėsi taip kažką paišdykauti, pažaisti, pabandyk. Nu ir klausimą kokį ištrauk, paskaityti. Kokia pati gėdingiausia tavo seksualinė patirtis? O. Ir aš jos klausiu, ne? Papasakok. Jos tu klausi. Arba tu turi pats savo papasakoti. Čia kaip susitarsi žaisti. Nieko čia gėdingo, aš nematau nei vieną situaciją. Nesi nieko gėdingo pasidaręs niekada? Nu, jeigu tam kažkam tai yra gėdinga situacija, man tai kaifas buvo tiesiog, nu, tai aš nežinau. Ai, tai va. Nes nieko gėdingo. Nėra buvę, žinai, toks serialas buvo su Davidu Duchovniu, žinai, iš X-File'ų, to aktorium. Californication vadinasi, Californikacija. Ir jisai sumaišė savo žmoną su kitos žmonos pūtė. Nes matęs šitas serijas, kuris ten trečioje gal serijoje atsisuka, tada pažiūri pūtę, nes galvoja, kad čia jo žmona, žinai. Ir jisai, oi, sako, aš galvoju, čia tu. Tai tau tokių nėra buvę. Ne. Gerai. Aš pataikau. Ten, kur reikia. Šaunuolis. Tu pagal skonį atskiri. Žiūrėk. Tikinti žmogus esi. Taip. Žinai tokį posakį, nekišk nagučių iki kučių. Apimpu, ką gali. Čia gerai. Okay. Čia dabar sugalvoju. Bet užsirašyk tas paės. Gerai. Ok, tai žiūrėk, esmė yra tokia, čia yra advento kalendorius, šiaip labai fainas ir cool dalykas. 24 skirtingi dalykėliai, skirtingi sekso žaisliukai, visokie užrišimai, ten tepaliukai, kremukai ir panašiai. Tai rekomenduoju šiaip pabandyti, labai fainai. Ok, tai nuo gruodžio pirmos. Vieną pasižiūrėti. Jo, nuo gruodžio pirmos iki gruodžio pirmą pabandyk. Kas bus gruodžio pirmą? Ok. Čia reikia išpakuoti. Išpakuoti, pažiūrėk, man irgi įdomu, žinok, aš pirmą numerį nebuvau ištraukęs. Niekada nemadai pirmą numerį? Ne. Iš karto visą laiką. Ok, ir čia yra. Nu, čia jau. Tai petė kažkokia, kas čia yra, nesupratau. Net ir tu tam ne, čia mažas vibratoriukas. Ok. O, seniukai, mažas vibratoriukas. Štai, matai, su 2 galais. Įsijungais čia, pilau, batarkas, reikia pakraunamas. Tai va, žodžiu, ir pilna visokiausių įvairių dovanėlių, tai nežinau, tikiuosi neperpadovanosiu, o panaudosi. O tu kam padovanoti? Nu tai... A jau susiradęs esi antrą pusę kokią nors? Ieškosim. Ką? Ieškosim. Ieškosi? Ieškosim. Tai nesusiradai? Ne. Neturi merginos jokios? O kodėl? Ne. Ne. Tokie geri santykiai buvo, kad merginos nebenori dabar jau jokios? Ne, nenoriu, aš dabar nieko, man labai gerai viskas yra. Nori vienas pabūti? Vienas pabūti. Miške. Palauk, tai klausimas. Ai, geli. Koks buvo geriausias ir lengviausias kartas, kai pasiguldėjai merginą į lovą? Koks buvo geriausias ir lengviausias? Yra buvę one night standų pas tave gyvenime? Yra. Koks buvo tavo A-game'as vadinamas, toks lengviausias žaidimas? Sveiki, aš Algis, gražus batai, gal norit užtipinkit. Buvo kažkoks toksai, nežinau, lengviausias, kur tiesiog sutapo, tau patiko, tu patekai ir tiesiog jūs... Jas daugiau buvo, bet labai senai. Nu gerai, tai... Prieš 20 su viršų metų. O kas čia buvo? Kaip ten buvo, bet žinok, ten, ta prasme, tai aš manau, kad čia buvo kažkas tai galbūt su Pajūriu susiję, irgi ten Palanga kokia nors. Aš galvoju, o ponas pareigūnė. Ne, to nebuvo. Uniformą užsidėkite. Ne, to nebuvo. O su uniforma esi seksą daręs? Bent kepurį užsidėti. Nebuvo? Gal ir esu. Nes moterim sako, kad ten moteris lydosi tiesiog. Esu. Ką esi? Draugė, nu tiesiog grįžau galbūt kažkur po pamainėlės ir labai norėjau gal. Neužtruko. Jo, neužtruko. Gerai, ar su metais tai darosi, žiūrėk, ar su metais seksas įdomėja ar nuobodėja?
tiesiog jisai galbūt jo norisi tokio, žinai, meniškesnio, įdomesnio, nes tas, žinai, atidirbimas jo jisai nebesuteikia tiek laimės. Turbūt. Tiesiog malkas kapot, nebeįdomu, nors kažką išgraviruoti. Jo, jis jau pareina signalai, girdi, dėdai, davai kažką įdomiau, žinai, nes man atsibodo, žinai, taip ir taip. Tai jo, tiesiog norisi kažkokią tokią... Ekskliuzyvo. Ekskliuzyvo, jo. Klausyk, mes turim Delfi Plus žiūrovus, kurie turi 10 blitz klausimų tau, tai paprašysim greitų atsakymų į pakankamai negreitus klausimus, gerai? Kaip pradėjote savo muzikinį kelią? Kaip pradėjau muzikinį kelią? Greičiau, vienu. NML lygoje, kaip ir pasakojau, nežinau, kaip čia padėti. Kokie buvo pirmieji žingsniai link grupės Patruliai sukūrimo? Pirmieji žingsniai. Tai mūsų tiesiog dainavimas bet kokiuose baliuose ir Kokia buvo grupės Patruliai kūrybinė vizija, kai tik tai ją įkūrėte? Nebuvo jokios vizijos. Kada pajutėt, kad grupė pasiekė didžiausią populiarumą? Kai pardavėm pirmą albumą platiniu tiražu per 1,5 mėnesio. Kas buvo didžiausias grupės įkvėpimas? Mes patys įkvėpėm. Kuri jūsų daina jums pati artimiausia? Už paskutinių 2 turbūt, nežinau, išleistų dabar. Nebus jų nieko atskirai turbūt. Ar šiuo metu jaučiatės laimingas? Taip. Po velnių. Ar buvo laikotarpis, kai atrodė, kad grupė iširs? Buvo laikotarpis, kai aš koncertavau metus vienas, išėjo Milgirdas, dar prieš Gytį Balčiūną, metus laiko. Tai buvo toks ieškojimas ir daug kas sakė, varyk vienas toliau. Bet aš vienas negalėjau, sakau, arba kažkas ateina į partnerius, arba sakau, taip toliau nesitęs. Kiek dar gyvos grupė? Kol dar šitas seniukas ant kojų stovės. Suprantu, dar kem metų. Jo, dar pavarysim. Tai fainai. Ponios ir ponai, duokit daug meilės ir triukšmo grupės Patrulių. Vienam iš veidų reikia sakyti Algeliui. Šaunuolis. Ačiū, Kebra. Gero turo, gerai pavarykit. Aš tikiuosi, kad viskas jums ten gausis. Gerai, ačiū. Į plius. Ačiū. Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai jaustis yra kelionė. Mėgaukis kiekvienu jo žingsniu kartu su Epitome. Unikalus kompleksas jūsų grožiai. Epitome Beauty Marine Collagen sudėtyje turintis didelę dozę aktyviųjų komponentų tik gintarinėje ir Norfos vaistinėse.